Kągi, sveikučiai bičiuliai. Šį kartą trumpai, nieko daug neparodysiu, bet visiškai neduot eterio šiam ežerui irgi negaliu. Visgi tai ežeras laukinis ir padovanojęs gražių laimikių tiek pernai, tiek užpernai. Tuos video galite rasti pas mane kanale dar vis. O šiemet, kaip nekeista, jis labai kaprizingas ir uždavė dar daugiau klausimų, nei buvo gauta atsakymų. Daug laiko praleista iš pavasario ir vasarą. Ir vienas, ir su draugų kompanija, tai dažnai žvejota, bet iki rudens realiai be kibimų. Kiek su kitais žvejais teko kalbėtis, irgi ta pati istorija. Vienas kitas buvo pagautas, bet tik rudeniop vėl pasigirdo kalbos, kad suaktyvėjo karpiai. Tai ir aš vėlgi skyriau laiko šiam ežerui. Dar praeitą savaitę dariau 3 naktis. Važiavau čia kas antrą naktį, trumpom sesijom, į savo įprastą vietą, kiek sekliau ir siauresnė ežero davy. Sulaukiau tada tik amūro kibimo, gražus, 7 maždaug kilogramų. Apie 6 ryto buvo užkibęs. Ir dabar, kadangi daugiau karpių buvo pagauta, sakykime, gilesnė ir platesnė ežero daly, nutariau būtent paskirti vieną ilgesnę sesiją šitam ežero krašte. Atsiradau, baigtas yra šiemet naujas lieptas, tai nuo jo atsiradau porą taškų. Atvykau ketvirtadienį vakare, tik susimečiau ir pakobrinau. Pirmoji naktis buvo tyli, antrą naktį prisijungė kolega į mūsų seną vietą, čia netoliese. Jam dėja sulaukti kibimo nepavyko, o prieš antrą naktį padaviau šiek tiek jau jauko, kanapius, tigrinis, peletės, boiliukai. Nieko labai daug, bet po kokias 5 pombas į tašką. Ir naktį sulaukiau kibimo ant Classic Shellfisho su Purefišu. Ir gražus 9 kg žvynius stiko pasifotografuoti ryte. Jis užkibo apie 3 nakties. Pirmos 3 naktis buvo ganėtinai šiltos, 15-16 laipsnių naktį. Ši paskutinė jau šaltesnė buvo, tik 8-7 paryčiais. Ir ką, po antros nakties tuomet dieną užėjo lietus, palijo, keitės vėjo kryptis, kas tikėjaus, kad suaktyvins žuvį, sukosi vakarų vėją, nulijo dar, deguonės gavo, tai nusprendžiau likt dar 2 naktim. Dar padaviau jauko, bet 3 naktį turėjau kibimą. Dėja, žuvis kažkur gavo pralyst, nes pakėlus meškerę ištraukiau tik užsikabinusi šakos gabalą. Ir paskutiniai nakčiai 3 meškerę perkėliau į tašką, iš kurio vis gavau kibimų. Ten tik daugiau dar padaviau jauko, bet ir paskutinė naktis leido gerai įsimiegot. Tai vat toks šio laukinio ežero sezonas. Labai sunkus, nežinau, ar išneštas žuvis, ar jį tiesiog nekimba, ar ne ten mes jos ieškom. Bet kad šį sezoną jau čia sugrįšiu, abejoju. Dar norėčiau kur nors iššokti kokį komercinį tvenkinuką, pagaudyti žuvies prieš sudedant meškeres. Žiūrėsim, kaip čia viskas klostysis. Bet užsiprenumeruokit kanalą, užsidėkit pirštą. Tikiuosi bus ir lydekų žuklės video artimiausiu metu. Norėtųsi jau vėstant oram ir spiningėlių pamojuot. Taigi, likit su manim. Ačiū, kas jau esat prenumeratoriai, mūsų skaičius vis kyla. Labai džiugu ir susitiksim kitą kartą. Ate!